Lėktuvą praleidom ir einam. Lėktuvo gatvė einam dabar. Lėktuvo taku. Įdomybė Gibraltaro. Taip. 2 lėktuvai vienas paskui kitą nusileido. Aha, bet taip greitai vienas paskui kitą iš tikrųjų. Einam pas beždžionėles. Jo. Nu va čia va ir tas takelis. Per kurį lėktuvai skrenda. Leidžiasi. Čia kas savo draugelį sutikai? Beždžionių planetą nueina. Nu tai panašumo yra. Kamindai Anglijos vėliava. Yra panašumo? Kopiam aukštinį kalną pas beždžionės. Netrašo. Kaip čia dabar išderint man? Vo, per aukštai. Aš jau įkaitau iki raudonumo. A tu dar ne? Tai kad ne raudonas. Ne raudonas? Ruduoji po truputį. Ruduoju. Tai jau perkaitau gal. Susimokam už įėjimą į Gibraltaro rezervatą ir kopimą į uolą. Your 2 tickets and the map. Thank you very much. Thank you. Duok paženklinsiu. Paženklink. Tavi irgi? Ar tu pati save? Paženklink. Man šitos rankas tinka? Ką? Jo. Čia mūsų pirmą objektą, į kurį dabar mes einam. Ten tas kabantis tiltas. Ir čia vaizdai va tokie aplinkui. Kabantis tiltas pasiektas. O, biškį linguoja. Labai jau nedaug. O bijantiem per įeit, va žiūrėk, aplink apėjimas. Aha, matau, O ten takelis kas dar yra. užtverta už grotų. Vienoj, kitoj vietoj. Ten ant to sodo, matai, ant to namo sode dirba. Aha. Čia dar Sodininkai. maišų Stogdengiai pristatyta. sodininkai jie čia vadinas. Nu jo, matai, dar čia maišai čia įrenginėja, dar tik Aha. tai. Bet idėja tai superinė. O, žiūrėk, Lėktuvėlis išskrenda. išskrenda. Kur jisai čia yra? Vėl buvo gatvė užtverta. Tiltas lengvai įveikiamas. Truputį linguoja. Baimės jokios. Ar tu pastebėjai, kiek žmonių praėjo bijančių eit per tą kabantį tiltą? Nu, taigi čia visiškai normali baimė. Bet žinai, aš beždžionės nei vienos nematau. Nu, viena va stovi ant tilto. Tai pašakinėk užsikabinus ant turėklo. Kažkokia slapta vieta. Kambarėlis. Grotos. Papuoliau į spastas, reiks atgal grįžti. Driežai laksta. O koksai. Pusę žalia, pusę rudano. Pabėga. Grožies vaizdą? Ar grožies vaizdą? Tai taip. Pamatėm pirmą beždžionę. Dar tik tais labai toli jinai.
Sėdi ir žiūrinai. Bežionka. Čia vienintelė vieta Europai, kur bežionės laisvai gyvena, žinojai? Nežinojau. Tai dabar jau žinau. Dabar žinosiu. Už grotų jinai sėdi. Matėjau. Liežuvį rodo. Dantis tik išėpė. Atėmė iš žmogaus. Ir dabar sudaros jinai savo vieną. Do we like ice cream? O, žiūrėk, ir špagaliuką pasiėmė. Ir moka valgyti. Čia geras. Mažyliukas dar koks. O, Oh, the babies! The babies could have been Nu ir kaip skanu tau. einam į urvą. Pasidairysime urvelyje. Pasilgai jau urvų, Jūrate. Tikiuosi šitas bus kažkoks kitoks negu visi, nors jie visi visada skirtingi būna. Tai žinoma. Girdi kokią mistišką muziką skamba. Mhm. Į paslaptingą olą ateinam. Čia filmuoja kažką, tai už tai čia gal ta muzika. Vorvekliukai. Kokį įdomų dalyką pamačiau. Visur jo, šio pažiūrėk, užšoka ant stogo mašinai. Na. Dauža, žiūrėk, ant ten stogą. Mašinas kalba. Dėmesio trūkumas jai. My friend Lola. Lola, give me five. 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 Give me five. This one give me five. Look. Okay, just follow me, come. Žinai, ką jis ten daro? Ne. Jis reikalauja, kad jinai duotų jam 5 ir kai duoda 5, jai duoda saldainį. Jos čia jau pripratintos tai. Nu, graži vieta. Labai fantastiška. Dabar pradėsim jau ieškoti žemėjimo nuo kalno. Pakylam pro vienur, nusileisim pro kitur. Tada dar pasigrožėsim miestu. Dar ką darysim? Nu, gal dar kažkiek galėsim. Ir dabar čia už mūsų tokie vaizdai. Og det er på grund af deres frisyrer. Så er en frisyr.
Negaliu patikėti, per kokį tiltą važiuoti reikia. Kažkoks kosmosas. Tai jo, jis tai mane dabar paliko, o man čia eiti negalima. Ką daryti? Radau išėjimą. O, upė įteka į jūrą. Ir kaip tau? Nu, viršūniai toks mailai, taip, stačiai tas sueina, sakau, per vidurį ir kabam. Bet nepasikabinu. Geras. Slyp, važiuojam. Pasižiūrėk, kaip žrainė čia jų. Kur mes? Piečiausiam taške. Beveik. Tiek, kiek leidžia paprastiem mirtingiesiams ateiti, tai mes piečiausiai Europos vietoj. Gaila, čia užrakinta, nieks mūsų į vidų neįleidžia. Čia lyg tai būta muziejaus, bet jau čia viskas, o kameros apaugę voratinkliais, nežinau. Panašu, kad nebedirba čia niekas. Labai nebedaug truko mums ten, kad pasiekti jau tą tikrą tašką pietinį. Nu, bet pasiekėm tiek, kiek yra įmanoma. Nuo Norvegijai šiauriausią tašką pasiekėm iki galo. Irgi tik tai kiek leidžia ten. Nu, turėklai kiek leidžia. Tai nešokaigi nuo skardžio. Ne. Dar einam ten, pažiūrėsim, kaip varinėja su tais aitvarais. Kaip varinėja su kaitais jie ten. Įdomi, jie ten, mačiau, pašoka, žinok, nuo vandens pakankamai aukštai. Ir dar čiagi susiduria dvi jūros. Atlanto vandenynas ir koks ten Ramusis? Viduržemio jūra. Čia va dabar mums iš dešinės Viduržemio jūra. O iš ten Atlanto vandenynas. Taip. Ir ten koks vėjas didelis pučia nuo tos pusės. Labai skiriasi, čia visiška ramuma, o ten bangos ir vėjas nesveikas. Jo. Vos radom varamų kampelį, kad nepūstų. Nu ką, einam grožėtis tarifą. Taip. Truputuką, nedaug. Nes jau aš iš po Gibraltarą, žinau, kojų nebepavelko. Mediniam kojytėm truputėlį. Jo. Laikas poilsio. Bet ten kiek daug. Čia tai tas vienas. Ramiai nori be chebros. Jo, tarp uolų jam čia gal labiau patinka. Ekstremaliau. Bet čia pavojinga. Nu. Žiūrėk, ir man paaiškink, kaip jie nesusinarplėja ten skraidydami visi. Turiu supratimą. Neįsivaizduoju. Nu, pažiūrėk, jie ten vienas per kitą pinas kažkaip visaip Tu kaip. juokauji. Čia Viduržemio jūra, čia Atlanto vandenynas. Ir skirtumai, nu tikrai žinok matas. O, pasižiūrėjom į tą pusę, ramu, gražu. O toj pusėj bangų yra ir vėjas iš tos pusės. Esam Kadiso mieste, Gražių medžių apsupti. kaip tikrose džiunglėse sukamės. O už mūsų tas čia gerai irgi toksai Šaknis. šaknis, bet jos nukarpytos jau čia, kad tos žemės nesiektų matos. Ir jos bando vėl iš naujo ten augti. O dabar einam į muziejuką. Bet čia tie medžiai nepagrindiniai, dėl kurių mes tą miestą atvažiavom. Nu, šitie dar ne, dar bus pagrindiniai vėliau. Po muziejus, į kurį dabar einam. Į muziejų mums šiandien įleido už dyką. Paklausė, iš kur, pasakėm, iš Lietuvos. Sako, eikit for free. Nu, tai ir einam. einam. Iš kokių mažų dalių padaryti jie čionais? Sukie. Papuošalai. Auskarai, karoliai. Bet tai tos figūrėlės visokios. Gerai padaryta. Nu. Tai koksai
Viduje buvo rasti skeletai ir pirštų padėtis rodo, kad jie avėjo basutes per pirštą, tai būna dažytais dirželiais. Bronzinės skulptūrėlės, tai kažkada senų senoviai namus puošdavo, bet tai jų ir namai puošnus būdavo. Grindinys toksai. Čia tas grindinys matyti iš kažkokios tai bažnyčios, Nu, yra panašumo. nes kažkokie man tie veidai. Siuvimo adatas, kabliukai žvejybai. Čia ta tavo selfio lazda yra žvakidė ir apačioj bronzinį pinigėlį. O, kaip įdomi. Podynės įdomias tokias visas čia. Primena, kai buvom Graikijoje. Jo, čia bent jau kaip spėjam inkaro dalis. Aš taip manau, lyg... Rašymai ispaniški. Mhm. Interneto nėra kaip išsiversti. Čia vidai dingo ryšys muziejui. Dar iš pradžių buvo, paskui Mhm. prapuolė. Ten koks šarvas. Turim tokį puzlį. Čia salė vadinasi Roma ir eksponatai itališki. Čia tu filmuoji, dabar matau Heraklį. Čia taip labai įdomi. Prie vienų eksponatų yra aprašymai ir ispanų ir anglų kalba, o kai kur tik ispanų. Niekaip nesuprantu, kodėl. Čia yra karys bronzinis. Jeigu gerai suprantu iš to ispaniško aprašymo, tai muziejui nuo 1925 metų. Gausybė čia tų eksponatų. Nu, bet tai čia jau kažkas tai iš tų šiuolaikinių menų greičiausiai. Yra va ir suklijuotų porų uzbonų. Mhm. Ir kas yra čia 3 aukštai tam muziejui. Kada mes apeisim? Kada mes apeisim? Nežinau, po savaitę. Pinigų kambarys. Čia auksa? Ar varė kokia čia? Švyna luitai. Žinai, kaip būna, auksa luitai, o čia švyna luitai. Tikriausiai. Čia tikriausiai iš ko kala monetas. Jo. Čia gal sidabro koks luitas, sakyčiau, ne švyna. Nerašo? Silvera kažkas tai. Ir vėl tik tai ispaniškai. Nu tai ką mes paspėlioti galim ir viskas. Kas čia tokie yra? Švinai ar sidabrai? Ar akmenai? Čia į viršų palypom, daugiau didelė paveikslų galerija yra. Nu įdomių yra, žinok, darbų, galiu pasakyti. Netgi tokį egzempliorių pamatėm. Rubenso paveikslas. Sagrada Familija. Na ir 3 aukštas šiuolaikiniai namai. Apeinam truputį, pasižiūrim. Muziejukas aplankytas. Pasikultūrinom. Dabar einam ieškoti didžiulių Medžių, vėl į džiunglės lysim. Fikusas už mūsų. Negaliu atsistebėti, kokia yra gamta. Tu eik artin prie jo. Kažkai skrusdėlė čianai. Fikusiukas apie 100 metų senumo. Apimtis jo yra. Bent jau kol kas, katrą pavyko rasti internete 10 metrų. Bet aš manau, kad čia yra daugiau. Mhm. Nes jo dydis tai čionai, ką aš žinau, tu pasižiūrėk jo šakas kokias.
O pačią legendą apie tų fikusų atsiradimą Kadise papasakosim Facebook'e. Taip, ten bus aprašymai. Kitas medelis čia. Šitas, man atrodo, žinok, dar didesnis už aną. O dievai, Jis didesnis už aną. čia jie monstriniai. Tu juokauji. Visiškai. Gal kas nori auginti fikuso medį namuose? Kambarį va tokį va pasisodini. Turim susiradę suoliuką. Gyvą. Nesimatys. Šaknelė. Nu medelis, tai oho. Ohoho. Net netelpam čia mes į viską. Ne veltui vadinami Kadiso gigantais jie. Ką čia darai? Kako? Tu Mikis. Kai medelis. Pasižiūrėk. O, dar jis badas. Su savo tais lapais spigliuotais. Pasukite dešinėn. Prigulė biškį. Pasukite Kai dešinėn. šarvuotis, tu pasižiūrėk. Aš važiuoju. Ispaniškai upė yra Rio. Ane? Tikriausiai. Nu, galbūt tikriausiai. Tai vienu žodžiu čia vadinas Rio Tinto. Raudona upė. Raudonoji upė. Ir jinai yra čia tokios spalvos dėl kasyklos. Kadangi šitas vanduo yra labai rūgštus, jame nėra nei žuvų, nei augalijos, gyvena tik tai mikrobai. Ir padaro tą vandenį vat būtent tos raudonos spalvos. Truputuką čia praseisim pakrantę. Ir tas, sakyk, Buvo rožinis ežeras, dabar raudona upė. jo. Ir tas vanduo yra labai rūgštus. Ta prasme, panašiai kaip skrandžio rūgštis, kažkas tai tokio. Į jį brist nepatariama. Maudytis jo labiau. Aš labai norėjau, bet jau į šitą tai nebrisiu. Nebrisk į šitą. Gali būt upės suvirškinta. Tai čia prie tos upės ir mokslininkai labai daug dirba, nes jiem čia yra panašumų su Marsu. Tyrinėja ten jie vis ir ieško ten kažkokių panašumų. We've been starving for 3 years. I realize
kokie didumo tie gruzavikai. Kaip modelių. Ne, jie šiaip tai dideli. Tai aš įsivaizduoju. Bet jie dabar tai čia žaisliniai. Tai sakau, modeliukai. Tai tu neklausai net. Va, žiūrėk, čia akmenų prisikrovęs veža. O, žiūrėk. Ten tuo pačioj krauna į vieną. Gaila, iš šitos vietos pačia nesimata čia visą šitą reikalą. Mes beveik Kolorado valstijoje. Panašiai. Už mūsų Viena didžiausių atvirų kasyklų Europoje. Čia yra vario ir geležies kasykla. Veikianti ir va dabar yra saulėlydis artėjantis. be 10:09 dirba pilnu tempu. Kaip gerai atrodo. Čia turbūt per nufilmuotą net nesimatęs visą šitą. Čia tokia piltuvėlio formos ta kasykla. Piltuvėlė. Ir tokia laiptuota jinai. Nu, ratu važiuoja žemyn. Ir tos mašinos, jos didžiulės, o kur ten jau toli, tai kaip modeliukai atrodo. Visai mažutytės. Parvažiuoja, parveža. 151 kažką. Tai ten tonos turbūt. Nesivaizduoju, žinau. Abejoju, kad tiek daug gali būti. Nu, aš irgi abejoju. Vandenį vapila, kad nedulkėtų mašiniukas geltonas. Tai toks pat, tik tai vietoj priekabos uždėta jam ten bačka. Gerai atrodo. Žaislinė ta mašinytė atrodo iš taip toli. O čia iš arti tai didelis, atrodo, tas balazas. Dabar jau 0. Tai čia svorį rimtai rašo? Čia rimtai svorį rašo. Eik, tu savo, negi tikrai tiek daug tą svorį čia gaunas. O va šitas labiau užrašo. Tai gal kitoj pusėje? Gali būti. Ten apačioje, vat, pasižiūrėk. Dirba, kasa. Dargi, sakyk, kiekvieną dieną ten kažkuriom valandom sprogimai būna čionai. Dar 15-16 valandos. Ir jeigu pasiseka, gali net pamatyti, kaip sprogdina. Ir prieš tai praneša sirenos. Dar viena mašinėlė atvažiavo. Ne mes vieni žioplinėjom. Laukia vakarą, nes saulė besileidžiant čia būna, kai apšviečia ją gražiausi vaizdai šitos kasyklos. Spalva išsiskiria. Kiek čia dabar atvažiuoja svorio, vėl be užrašo. Įdomybių pasaulis pilnas. Ir šitos jau čionais muziejinis, jau nebeveikiantis, kaip suprantu. Tai jo, langai išdaužyti. Tas tai kai žaislinis atrodo tarp šitų. Eik tu savo. Geras.
O ten? Neįda dar. Bet čia, kai iš taip toli, tai ir tos didelės mašinos modeliukai. I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling high. Nemiega jie, ten rausia, kasa. Daro ten kažką tai. Mes jau einam miegoti. Chebrytė, mes šalam. Ledas už mūsų dedas. Ant vandens. Bet tokia mūsų portugališkos atostogų dalies pradžia. Reikia kailinių. Čia perkeltinė prasme. Bet jeigu iš tikrųjų, Atrodo kaip ledas. o yra druska. Nu, pabandyk patyrinėti. Košė kažkokia, ne? Košė makaliošė. Tik į burną nedėk. Ne tavo mados. Šlapia kažkokia tai druska. Fu. Kur man dabar dėta fu? Nu tai į kelnes nusitrink. Tikriausiai. Nu tai kur daugiau. O, kai snarglė nupurdė. Koks tu žiaurus. Nu žodžiu, nusiplausiu mašinai. Skraida malūnsparnis. Žiūri, kad mes čia kokių baikų nepridarytum. Nu. Kur jisai čia? Išskrenda jau gerai. Ramu, saugu. Vo. Dabar pasijutau kaip kenkėja. Kitą kartą tu tokias nesąmonės darysi. Nu, bet išsiaiškinam, kad tokioj šilumoj jau ledas negali būti. Taip, o jeigu iš tikrųjų, tai čia yra dirbtinai suformuotos salinos. Čia yra leidžiamas jūros vanduo ir saulė ir vėjas garina vandenį ir tada čia visur ant dugno formuojasi druskos kristalai. Ir taip yra išgaunama jūros druska. Kaip ji yra apdorojama vėliau, nežinau. Vėliau nežinau.
Įdūrė koks tai velnys. Va, tai tau. O tai kaip vėliau nežinau, kaip jinai aptarojama. Tai nežinau, nu tai toliau vis tiek jinaigi turi būti plaunama kažkaip tai. Ai, supratau dabar, ko pasakai. Dašūtą ant galo tik. Vanduo čia vėl rožinis. Bet flamingų vėl nėra. Esmė ta, kad mes tada tenais važiavam nuo to Tinto Rio Tinto Raudonos tos upės ir atvažiavom prie raudonų vandenų. Va čia pasižiūrėk, kokia intensyvi spalva. Aha, o čia labai jinai stipriai. Jau čia tikėkime matysis. Kur tau čia pasižiūrėk, kokiam drūžiam eina? Ten apačioje turbūt druska, žinok, yra Tai suguldus. taip, nes jinai nusėda ant dugno. Mes kai buvom prie tos raudonos upės, norėjom pasivažinėti su traukiniu. Ten toks ekskursinis važinėja senas. Prie kasyklos senos. Taip, tos senos. Buvom privažiavę prie jos, bet mums buvo per ilgų laukti, per daug prarastumėm laiko. Todėl Važiavom tolyn. galbūt kada nors kitą kartą. Nu, kitą kartą Klausimas. bus matyti. Dabar apsisuk čia. Pasižiūrėk, gandrapempis skraido ir čia. Raudona. Bet ne taip kaip ta upė. Ne, čia ne raudona, čia rožinė. O upė jin tokia kraujinė. Surudijus. Bet tai pasižiūrėjus atrodo kaip ledas. Jo, iš karto tai toks vaizdelis. Ledinis vaizdelis. Žvilga prieš saulę, kaip pagauni. Blizgaliukai. Ir Portugalijos pakrantėje atsiradom. Susipažįstam čia su Atlantu. Einam dabar grožimės uolom. Nu, įdomu pažiūrėti, čia visokių pilna kriukličių į tas uolas įstrigusių. Eisim dar toliau, pasižiūrėsim, parodysim irgi, ką pamatysim visur kur. Einam greičiau, nekantrauju. Ir taip, va, pirštai švenčia jos visur. Kur bežiūri visur jos taip, va, įstrigę. Ten tunelis yra gilin, bet nelysim. Nenoriu aš ten lyst. Yra tėva bankas bando sugauti. Ar kojas plauni? Ateik va čia pažiūrėk. Ateik čia. Tai ką man čia žiūrėti? Kriauklės. Pasižiūrėk, kiek jų čia prisicementavusio ant kalno. Kaip jos čia taip? Va, kokį vaizdelį čia radom. Vaikštinėdami. Viršum eidami būtumėm net nesupratę, kad einam šituo natūraliu tiltu. Jo. Arūnas susikoręs. Kai vaizdelis, ką? Nebaisu? Nu ne. Super, dabar ir aš ten ropuosiu. Kaip tu ten jauties būdama? Super. Super. Nuotrauko nori savo? Tai aišku. Tuoj bus. Atėjo žmogus. Ką jis darys toliau? Dar vienas. Bet tai čia daugiau jau ir nebepraeisi, nes... Nu tai jau gilu ten vandenį bus. Gilu, taip. Aš mačiau tą skylę iš anos pusės. Tai kodėl šita neaptverta? Tai šita nepavojinga. Okei. Atrodo tokia paprasta skylikė grindyse, ne? Nu, pasižiūrėk, net nesuprasi, kas čia yra. Nu.
Tai čia žiūrėk, dugnas yra. Gali ten nusileisti. Jo, matau, kaip leidės. Va. Sekmadieninis rytinis pasivaikščiojimas. Fantastiško grožio taku. Ir pakrantė. Dabar bandysim pamatyti čia kažkokių įdomesnių, gražesnių vietų. Čia visur gražios vietos. Nu, bet paskui jau pradės jos kartotis, žinau, kažkaip įtari tos visas gražios vietos ir norėsim kažkokių naujų dalykų. Nu jau tik nesakyk, kad gali tai atsibosti. Aišku, gali. Ne, netik. Bandykim, pamatykim. Matykim. Ką pamatei? Ką? Duris. Duris? Su spyna? O, urvelis čia? Kas pas tave per vaizdai? Ten va laipteliais nusileisim, tuneliukas. Ten tada vėl išskopti laiptai. Eik, tu kaip fainai, va čia pažiūrėk. Bet tai čia gal rimtai kokie neandertaliečiai gyvenę, nežinai nieko? Nieko nežinau. Nebūtų logiška jiem čia gyventi, nes kai bangos didelės būna. Taip. Bet va čia va tokie takeliai, pasižiūrėk, išskaptuoti. Negi čia natūraliai netikiu. Tu juokauji. Kai gerai atrodo visur. Tu pažiūrėk. Čia ir bangos girdės labiau nei ten. Aha. Eik tu sau. Čia biški laiptai tokie nudylę. Nu, išsiaiškink, ar čia jūros vanduo. O čia va. Aiškinkis, jeigu tu nori. Čia negerk iš tos balutės, žuvėdrą pavirsi. Bet tai kaip tau čia vaizdas? Slapta vieta. Ir visur pilna, vat, jūros kriauklyčių, pažiūrėk, pilna sienas. Visur iš vien. Nu jau maža atrodo iš čia man. Mane. Susitraukiau per nakčių. Kraštelis tai toks neblogas. Mhm. Čia gali prigulti. Belia kaip įdomias vietas. Negaliu nesutikti. Burna ir akis. Pažiūrėk iš šoną. Kiek čia tų langeliukų. Pilna jų. Užsikūrėsis ten. Nei žvyno jam, nei uodegos, ne? Kaip Marse, kokiam mes, žinok, vaikštom. Yra panašumo, yra. Va, ten matau kažkoks žalias marsietis. Atėjo Pastebėjai? daugiau žmonių. Dar daugiau marsiečių yra Marse. Ne tik mes. Vėl kažkokia fizionomija. Čia, va, žiūrėk. Dantis. Vienakis, kitakis. Ir kaip tau čia patiko? Nu, neblogai visai. Kokie maži pasijaučiam tokiose vietose, ką? Tikrai. Mūsų laukia daugybė laiptų.
Ne taip ir labai daug. Bet ir patogus čia bent jau. Nu, tikėkime. Paslaptingą vietą radom. Tau visos vietos paslaptingos. Kas padėtas? Tau visos vietos paslaptingos. Tai žinoma, čia piratų slapta vieta yra. Jeigu čia gerai ieškotum, surastum jų lobį. Tai ieškok tada. Kokia gera čia vieta slapta. Čia Eik tu sau. juokauja. Bet čia kokia spalva raudona. Įkrenta vanduo, va, žiūrėk. Tada čia pakyla. Ir tada va čia va krenta. Irgi kyla. Labai įdomias vietas visur čia. Šitos bangos. Ir iškart čia vanduo pakyla. Jūrų žvaigždę pamatėm. Koks grožis. Reik arčiau. Spigliuota jūrų žvaigždė. Ponas Krabas. Su savo žnyplėm kažką jis ten minka. Nu, žiūrėk, kaip traukia, nutrūko. Dar jamą tempia. Pusryčiai čia jam. Išsiganda, pabėga. Slaptos vietos visokios čia. Labai tu mistiškoje vietoje esi, žinok. Tikroji piratų slėptuviai. Nesijauti piratė, ieškodama savo senai paslėpto lobio. Jūratas piratas. Slaptas tunelis. Čia iš visas slaptumas slapčiausias. Aš galėčiau gyventi šitam namelyje. Langus turėtum susidėti. Graža, ne? Einam į paplūdimį dabar tarp uolų. Pakeitėm vietą mūsų nuo prieš tai rytinės. Ir dabar čia yra prasidėjęs jūros atoslūgis, kuris pasieks didžiausią nuslūgimą. 3:30. Jo. Tai Lietuvoje 5:30 bus. Ir po to jisai pradės jau vėl tvint. Vėl kils jo. Čia yra toks kraštelis, va žmonės eina praeidinėja va pro ten. Bet mes nebrisim per langą. Nebrysim, dar šaltas tas vanduo čia visur. Bandysim aplinkui apeiti. Tai tą ir darom. O kol pavaikščiosim, gal tiek atslūgs, kad galėsim grįžti pro čia. Gal. Matysim. Taip. Ką radai, parodyk. Matai kokia graži. Apėjom tą uolą vieną didelę. Čia, žinok, sunkiai mes būtumėm spėję nesušlapę prabėgti tą tarpelį mažą. Kaip tu manai? Čia reikia braidyti. O ten? Reikia, ten aš noriu dar pasižiūrėti, kas ten. Kliūčių ruožas. Bandysim prasibraukti. Okay. Va, ir tunelis ten yra. Jo, tai jau braunasi priekį. Aš irgi varau. Čia pro tunelio nepralysim, reiks išliaužti. Iš kitos pusės reikia prie jo. Ir tas urvas iš kitos pusės. Viduj koridoriai tokie. Mes skylės apačioj.
Gerai atrodo, ką? Na. O ten vat, vėl šviesą matas ant pilvo galima būtų prašliaužti atsigulus. Kadro gerumas. Belia kaip gerai. Va dar ką tik tai būta vandens šlapia, bet jau iki čia vanduo nebeateina. Kaip jaučiasi, kad slūksta. Baisas čia kvapai, mūsų kiekiai didžiuliai. Yra tie bando sugauti smėlę plotelius. Nepavyksta? Ne. Išlėkė bėgom. Urvas, kurį galim įeiti. Viduj truputį vėsiau. Kaip iš karto vėsėja oras. Ale, kad pasakiau vėsėja. Ir kažkokių šiukšlių priimasta gale. O. Šaldytuvų grūtas. Atvažiavom į Sagresą. Miestas tai vadinas. Vaikštam dabar Sagreso iš Kišulį. Ir dar čia vadinas šitą vietą. Nu, daug kas taip vadina kaip pasaulio kraštu. Einam pasižiūrėti, kodėl. Už mūsų vaizdelį dabar nežinau, ar matas. Ne už mūsų, o šone mūsų. Vienoj pusėje vandenynas ir kitoj pusėje vandenynas. O, nebesimatai, čia jau stoja, pakylam aukščiau. O prieki mūsų Sagreso tvirtovė. Tolumoje toks vaizdas. Ir įžengiam į tvirtovę. Lendam į urvelį. Ja čia biškė rekonstruoja. Tai praeisim pro tuos visas metalinės konstrukcijas. Jau. Čia atrodo paprasta pieva, bet iš tikrųjų tai 1919 metais atrastas paslaptingas statinys, manoma, kad tai galėjo būti jūrininkų mokyklos kompasas, kur jūrininkus mokino kompasu naudotis. O kita versija yra, kad tai buvo saulės laikrodis. O dabar tai tiesiog pieva. Čia 48 pakopos iš akmenų padarytos. Tikėjus mums pasitiko čia šitą pievą. Ir dabar einam į muziejaus vidų. Pažiūrėsim, ką mums parodys jie. Centro Expositivo do Promontorio de Sagres. Viskas aišku iškart. Čia greičiausiai vartai bus tos tvirtovės. Kaip tau atrodo? Manyčiau. Koks tai paveikslėlis saugomas. Švento Vincento. Šitas aparatas yra jūrinė astrolabija. Tai vienas svarbiausių navigacinių prietaisų didžiųjų geografinių atradimų laikotarpių. Parodyta laivo viduj, kas gali būti. Ir čia, kaip suprantu, irgi tas pats visas dalykas. Panašu? Panašumo yra. Patrankas, bet jų čia jau surūdyja gerai jos. Bet iš vis muziejų tokios erdvės labai įdomios padarytos. Na va, dabar tas sargybinis gali būti. Stebėt. Taip, aš žvalgas.
pro skylutę. Reikia dabar pasižvalgyti ir tu. Bet čia kūdų žvalgai turėjo būti. Krantai gražas aplinkui. Ten žmogus pramogom užsiema. Aš net nežinau, kaip vadinas, žiūrėk, va pasita lentą, ant kurios jisai ten čiauža. Jinai pakilus virš vandens apsivertė. Ant kojas tokios ten jinai yra. Nežinau, aš tokių ne. Nežinau ir aš, bet jis dabar ten kažkur tai užsikabina virtas su viso to savo aitvaru. Čia kažkokią sieną dar neišsiaiškinau, bet iš paveiksliukų matau, kad šitas iškišulys kaip pėda atrodo. Ant pirštų galų stovėtų. Nykštys, kulnas ir čia kaip kauliukai atrodo. Išsiriškinom, kas per sieną. Tiesiog parašyta, kad manoma, kad statyta princo Henriko jūrininko laikais maždaug 1443-1460 metais. Ilgas takelis prieš akį. Keliaujam į Švyturį. Ten dar kažkoks tai yra, matai statinės. Kairiau. O tu pastebėjai vieną dalyką? Kokį? Mes dabar aplink šitą iškišulį einam tokiu pat ratu, kaip kad ir važiuojam per mūsų visą kelionę. Pakraščių. Ta pačia kryptim. Taip. Atkreipei dėmesį? Kaip visur pažiūrėk įdomiai. Čia nulūžę atrodo ten visi tie krantai. Sorry, pas pasada tulizo. Jie nesimata, kur skrenda. Net nemačiau, kur nukryta. Mačiau, va ten va ratiliukas Ai, va. toks pasidarė. This fish. Sport this fish. Eu tripei. Ir kas čia per labirintas dabar? Spėju, kad labirintas. Nu va, tikrai labirintas. Dabar pasirink kelią. O aš seksiu paskui. Pasitiki manim. Radom vidurį, va suolelis koks tai. Ir čia kažkas tai apačioj yra. Jūra. O, jūra. Ten garsai jos. Čia vėjas eina dideli gūsiai. Va šitas daiktas tai čia geras. Geras, Bet bangas per mažas. Ten neradom, o radom čia užlipti netgi kaip galimybę. Geras. Bet yra per mažai bangų. Jo. Kaip gaila, kad nėra normalių bangų. Ne bangų sezonas. Labirintas. Čia specialiai yra tai padaryta, kad aplinkinį vėją uždengtų, kad pajaustum ten būtent tą iš apačios kylantį vėją.
Ir iš kitos pusės labirintas. Bet tai kaip gaila, kad nėra bangų didelių, ne? Taip, nes būtumėm ten tą Vėjo gūsis. vėjo gūsį pagavę. Bet tai ir įtariu būtų buvę daug žmonių. Kad ten sulaukti savo eilės reikėtų pastovėti turbūt. Eilutė. Ir vėl anapus tvoros. Bet tikrai, kai stovi ant tokių tų kraštų, tai jautiesi tikrai kaip ant pasaulio krašto. Na. Einam ten. Čia jūra labiau banguota. Užeina toks patimas. Kaip ir tolimiausiai vietoj salos esam. Pusiasalio. Iškišalė. Legalioj, nes šiaip tai galima dar ten toliau nueiti. Labai status krantai, tai va dėl to šitą vietą dažniausiai visi ir vadina pasaulio kraštu. Ir čia labai vėjas pučia. Jeigu aš apsirengiu, man karšta, jeigu aš nusirengiu, tada vėjas ir man šalta. Bet kaip šį kartą, tai dar, žinok, visai nėra didelis vėjas. Jo, nes prisiskaitėm, kad čia begaliniai vėjai būna, kad net su striukėm eina žmonės. Dažnai dideli vėjai čia būna. Dabartiniai švyturiai visiškai neprilygsta tiem seniem. Taip. Ir va ten matosi kitam iškišulį irgi ant kraštelio stovi švyturiukas. To pamatysit iš arti. Man patinka tokie pasaulio kraštai.